Iš vienos pusės tai norėčiau sakyti, kad apsaugos ne, bet iš kitos pusės, norėjau dabar čia kaip pasakyti, vadinkim taip, užsienio jėgos, kurioms nereikia Lietuvos nepriklausomybės, jiems labai gerai būtų, kad aš netikėtai numirčiau. Šitą aš puikiai suvokiu. Tai šitoj vietoj, aš manau, kad ten ir įstatymas yra, kad tiesiog ta privaloma apsauga turi būti, bet šitoj vietoj, kol aš įgyvendinčiau savo tą užduotį ir jeigu jinai jau būtų nebegrįžtama, tai aš už tai, kad nebūtų apsauga prezidentui. Bet dabartiniam šitam kontekste, tiesiog jiem taip palengvėtų, jeigu manęs nebeliktų. Ar šitam periode, ar po išrinkimo, tai tuo labiau. Nes tiesiog, jeigu būtų kitaip, tai rugsėjo 5 dieną, kai aš paskelbiau apie savo dalyvavimą, tai kaip celofanas, kaip generolas Tutkus, sekančią dieną arba tą pačią dieną visi būtų pranešę. O aš rugsėjo 5 paskelbiau ir iki lapkričio pabaigos išvis net užuominos nebuvo, kad Vaitkus dalyvauja. Nes aš jiems stoviu va šičia. Tai dėl apsaugos yra tokia nuomonė, o aš nenoriu jokios valstybinės vietos gyventi. Aš noriu gyventi ten, kur gyvenu. Bet vėl gali būti, kad tada sakys, o jūs čia, mums čia apsaugot negalima. Aš nežinau, kaip ten bus, bet aš noriu kuo mažiau valstybinių pinigų išeikvoti savo asmeniui. Toliau.